Labas vakaras, Lietuva. Šiandien jums parodysime, kaip pasigaminti girą namų sąlygomis, o jos receptus su mumis pasidalins vyriausiasis Etnodvaro virtuvės šefas Ramūnas Giraitis. Labas vakaras. Tai sakykit visų pirma, ko mums reikės pagaminti girai? Na, girai iš tikrųjų nėra labai daug produktų. Tai pagrindė mums reikės ruginės duonos, cukraus, kad gira būtų rūgtų mielių sausų, kmynų ir razinų. Jeigu gramais, tai duonos apie 800 gramų, cukraus apie kilogramą, mielių 15-18 gramų, kmynų porą šaukštų, na ir saujos razinų. Gaminsime čia apie 10 litrų giros ir tada reikės ir vandens 10 litrų. Duonytę galim naudoti ruginę, kokią tik mėgstam, kokią tik turim? Taip, geriausia tinka girai ruginė, juoda duona, natūrali, be jokių ten didelių priedų. Galima netgi pakolekcionuoti, jeigu valgom ir nevalgom plutos, tai surinkti, sudžiovinti plutelių ir tada užaugti girą. Ir kaip prasideda visas gaminimas? Gaminimas prasideda, kadangi norint girą skanę ir su spalva užaugti, tai neužtenka tokios duonos tik įdėti. Ja reiktų paskrudinti orkaitėje, kad būtų tokia jau paskrudus, tai ir duoda geresnį skonį girai ir spalvą. Taip. Tai išdėlioju ant skardelės ir eisim į krosnį. Jeigu namuose neturim krosnės, kurių kitur galim, ar orkaitėje galim skrudinti? Taip, tai orkaitėje, taip, eilinėje orkaitėje sugrūzdinam, pakepinam. Kiek laiko reikėtų skrudinti duonelę? Kol patamsėja, tai žiūrint, kaip veikia krosnis, kol įgauna tokią jau paskrudusią spalvą mūsų duonelę. Tai dabar einam į krosnį, pakepinsim. Ir tada parodysiu, kaip toliau vyksta procesai. Televizijai 15-20 minučių praeina labai greitai, tad duonelę jau traukiame iš krosnės, paskrudusią. Taip, va, turim tokią apskrudusią, gražiai pakepusią. Ir dabar keliaujam daryti duonos arbatos. Duonos arbatos. Mesim visą duonelę į vandenį. Taip. Atsisveikinam sekundėlį. Sugrįžtam po sekundėlės. Labai greitos televizinės. Taip, tai turim pakepintą duonelę. Ja dabar dedam į kažkokį tai kibirą ar puodą, ką namie turime. Ar į molinį didelį irgi indą. Sotį. Jo. Tai sudedam. Duonytės kaip nors smulkinti nereikia. Ne, nereikia. Taip, tai mes čia dabar darysim tokią duonos vadinamą arbatą. Užpilsim viską verdančiu vandeniu. Tai trupinukus sudedam. Taip, ir dabar dar įdedame čia kmynus. Kmynai duoda tokį gerą lietuvišką skonį. Tai irgi kaip į arbatą. Tai viską sudedame. Taip. Kas seka toliau? Ir užpilsime verdančių vandenį. Turim jau pasiruošę verdančio vandens. Taip, turime verdančio vandens. Reikėtų neapsiplikyti. Kiek vandens reikėtų? Taip pat, kad būtų kibiriukas. Ir dabar šitą mūsų reikalą paliekam prisitraukti ir atvėsti, kokiai porai valandų. Porą valandų taip. Pas mus labai greitai praėjo ir jau duonytą turim išmerkusią. Jo, kmynų ir duonos arbatą turim. Ir dabar ją reiktų visą perkošti, nes mūsų duona jau savo darbą padarė. Tai reikia nusikošti ir turėti švarę skanę arbatą. Nukošiam mūsų duonelę. Taip. Kaip minėjau, šitą duonelę savo darbą padarė.
Atidedam į šalį ir dabar turime mūsų gražios spalvos, jau kaip gira busima, mūsų duonos nuovirą. Duonos arbatėlė. Taip, arbatėlė duonos. Dabar ją saldinsime. Taip, dabar, kad būtų skani gira, nes čia cukraus beveik nėra, kiek iš duonos gavom. Tai dabar pilam apie kilogramą cukraus. Cukraus reikia daug, iš karto kilo klausimėlis, jeigu norim kokio nors sveikesnio varianto, ar galime naudoti? Ne, čia jau tradicinė mūsų duonos gira, tai gaminam su cukrum. Ir nebent galim šiek tiek pamažinti, gal kokius 800 gramų, bet tada jau ir tas skonis toks, geriausia ant kibiro kilogramas. Tada dedam saują razinų, tada paskui pasakysiu jos ir kaip indikatorius, ir kaip skonio suteikėjas. Taip, ir tada... Jeigu namuose turim tamsių razinų, galim jas naudoti ar būtinai šviesios? Galima, taip, bet kokios razinos tinka. Dabar mielės dedam tik tada, kai jau mūsų tas nuoviras arba arbata atvėsta iki tokios malonios kūno temperatūros, tai 36-40 laipsnių. Nes jeigu įdėsim į karštesnį, mūsų mielė žus ir neišrauks jo mūsų gira. Tai pažiūrim, kad būtų šilta, bet ne karšta. Ir tiesiog supilam mieles. Ir dabar šitą mūsų reikalą paliekame 5-6 valandom kambario temperatūroje, kad mielės atliktų ir cukrus savo darbą ir mūsų gira taptų skaniu gėrimu. 6 valandos pas mus akimirksniu praėjo, razinos iškilo į paviršių, mielės atliko savo darbą, cukrus ištirpo, sutirpo. Taip, viskas tobula. Žodžiu, kaip sakiau, indikatorius yra razinos. Kai razinos pradeda kilti į paviršių ir visos sukyla, dar matot, šiek tiek burbuliukų atsiranda, tai jau mūsų gira jau tapo tobula. Ir dabar, kad būtų tikrai tobula, reikia dėti į šaldytuvą, pilti į ąsotį, atvėsinti ir skaniai ragauti. Tai kas dabar belieka mums paragauti? Skanaus ir gero vakaro. Gero vakaro. Čin čin.